Šiandien užsiimsim galinio stiklo valymo nuo apnašų. Čia matosi kažkiek tai darbas valytovo. O čia va yra kalkių nuosėda. O šitoj va vietoje matyti dryžis ir kiek valytovas kabina. Kiek valytovas kabina. Čia va papoliruosim. Pažiūrėsim paskui. Dabar einu nusiplausiu. Pažiūrėsim, kas čia dar. Na, čia gerai matosi tokis mėnulis, kur valytovas kabina. Tai tiesiog papoliruosim tas vietas. O šiaip visą bendrai prasuksiu. Dar yra tokių, kaip čia parodo, subraižytas. Tai gal vėliau kada nors paeksperimentuosim su šitais braižymais. Va, man labiausiai tai nepatinka va šitie, va, kur yra išskilę tokie net. Čia kiti aplinkui tai tokį baiką. Tai, bet čia vėliau pažaisim su šitą. Dar čia yra vienoje vietoje. Va, tokį švelnų siūliniai. Va, toks brūkšnys, o šitas va irgi. Jau čia be švitrinio nieko nepadarys. Net ištrūkęs stiklo gabaliukų matos. Tai tokie patys nedėkingiausi. Ir dar jisai, kas blogiausia, prie pat krašto, prie žibinto. Tai čia apsidengt žibintą tą. Ir pačiu kraštu, nu, tokia nedėkinga vieta. Manau, kad aš jos net neėdysiu. Man čia nereikia, aišku, grožio. Tiesiog tik tai, kad pažaisto va šitą va. Šitą va. Kur žinais. Šitą tai, manau, išpoliruosiu. Šitokias, o tokio va dydžio, panašiai dryžius. Čia baika. Žaislų čia daug nenaudosiu. Cerio oksido milteliai. Čia toks vailokas, veltinis ant pado. Aš kažkada priekinį stiklą šitų perėjau. Ten iš vis tragedija buvo, nubėgimai tokie neįmanoma žiūrėt buvo. Ir poliravimo mašinėlė tokia skilas. Reguliuojasi greičiai, viskas čia kaip briki. Nusidedam padą. Aišku, pirmiausia šį suvilgysiu. Čia jau to cerio oksido prisigėrė, bet nieko mes dar ten nusimaišysim. Čia aišku viskas išdžiūvę po ilgo nenaudojimo. Pasidarysim tokios pastos. Čia padarysim pusę, tai matysis ten. Paskui pavalysiu, ar ten skiriasi kažkas tai, ar ne. Tai va, vandenuko. O čia
čia yra langų ploviklis. Tai man vandenukas. Tai aš čia su viena ranka tai nerodysiu, kaip aš čia poliruoju, tiesiog poliruosiu, kas norės. Nusistatau ant 2, paskui čia pasukiuosiu, matysiu iš pradžių lėčiau, paskui gal į pabaigą ant 3. Svarbiausia neperkaitant to stiklo, aišku, jis grūdintas, tai čia dzin, žinai, kiek, kokius 300-400, 300 tai laisvai galiu užkelt laipsnių. Nu, gal negerai vienoje vietoje, bet šiaip bendrai tai galime 300 skaityti, bet į vieną vietą tai neaišku, gerai, neužkaitė. Va, po kelių minučių po poliravimo šitam kampe niekas nedarytų. Matosi tas valytuvo. O čia dingo. Tai čia, kaip sakant, 1/4 stiklo užsiėmiau. Dabar apačią biškį apeis. Paskui nueisiu į anapusę, čia dings viskas. Aišku, čia toks žaidimas. Nei jis būtinas, nei ska. Bet ant galinio stiklo išvis baika priekinis, tai buvo ten tragedija. Bet galima pačiam pasidaryti. Man labiau įdomu, kaip pavyks šitus panaikint. Va, patrinu taip kelias minutės. Aiškiai, pirmyn atgal, pirmyn atgal, pirmyn atgal. Iki pusė stiklo. Aukštyn žemyn, aukštyn žemyn, aukštyn žemyn, aukštyn žemyn. Dar visaip. Stengiausi neperkaityti. Matau jau, kai džiūsta, kartais kaista, tai tokie plotas džiūsta. Čia, sakant, labai lengvas apnašų sluoksnis, tai ten nieko jie. Daug nereikia buvo. Tai va, ir viskas, debesėliai, labai daug čia nesivarginau poliruoti jo, nes, naudos nežinau kokios, estetinė gal truputį to lanko nesimatyti. Dabar man reikia nuplauti šitą visą. Nuplauti, aišku, reikia ranką trinti, taip nenusiplauna vandenį. O paskui mausim kažkur į plovyklą. Čia tiesiog bus lašai, gal tokie nesirinks ir nesimatys to lanko. Na ir savo apsaugas. Šiaip tai apsiklijuokit. Nes juda ta mašinka. Tikrai juda. Rankos jai nepratę, tai paskui tik tai norėdami gražiau padarysit bėdos. Nieko čia nekainuoja, tai jūs stabilia kokia galit pigiausias. Velnis, pigiausia čia yra. O to yra ką veikti. Paskut. Tai va. Kai tau čia? Bet tai kai snarglys liko. Va ta pigiausia. Pigiausia juosta yra pigiausia. Atsiimu savo žodžius, pigiausios nepirkit. Va, viskas. Jokių žymių. Apnašų. Jokių lankų. Čia kur buvo tie lankai. Nieko nesimato, užtenka. Užtenka papoliruoti ir viskas. Tai įsivaizduoju, pas mane priekinis buvo stiklas tokiais dryžiais visas prie žibintų šviesos, tai ten nieko nematyti, tik tai garbanas tokias raibuliavo viskas. O dabar pastos biškį prilindo to stereoksido.
pabraižymus, paskui įsiplaus po plovyklų visokių. Tai, bet šitą bandysiu, šitą va plotelį išpoliruoti. Parodysiu, kaip seksis su šitu kampu, tai čia be šansų. Nes matosi, ištrūkinėja, nes stiklo dalelės. Aišku, gali išbrūžyti, bet gali būt, kad optika čia bus. Čia va tokius va smulkius, kur nagu kabinasi, tai tie patys sunkiausi. Čia, pavyzdžiui, kampe yra pabraižyta, bet jis taip nagu nesikabina. Šitai lengvai įsipoliruoja. O va tie, kur šviečia, tai ten ištrūkęs tiesiog griovys stiklo. Matosi. Tai su tais jau problem, bet irgi išsivalo. Reiks supjaut kokį video. Tai tiek, varau ant plovyklą, visas, na, gal dar dirba. Būsim švarūs. Gero kelio visiems.